Sveiki, esu Rimantas Stukas, Vilniaus universiteto, medicinos fakulteto, sveikatos mokslų instituto, visuomenės sveikatos katedros vedėjas, profesorius. Paskaitos tema – vandens svarba žmogui. Vanduo yra būtinas gyvybei. Be vandens žmogus tikrai negali išgyventi ir vanduo yra viena iš didžiausių žmogaus organizmo, žmogaus kūno sudedamųjų dalių. Ir jeigu mes pažvelgtume į Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą maisto pasirinkimo piramidę, mes pamatytume, kad visa ši piramidė stovi ant tyro, gero, kokybiško geriamojo vandens stiklinių. Yra pavaizduotos 8 stiklinės vandens, tačiau išgerti per dieną gryno, tyro, kokybiško geriamojo vandens žmogui reikėtų maždaug 2–2,5 litro. Aišku, tai priklauso ir nuo atliekamo darbo sunkumo, priklauso nuo prakaitavimo, nuo aplinkos temperatūros. Tai yra daug veiksnių, tik tai reikia turėti mintyje, kad mes kalbame apie gryną vandenį. Aišku, dar papildomai skysčių žmogus gauna gerdamas arbatą, valgydamas sriubą, valgydamas įvairius maisto produktus ir patiekalus, tačiau grynas vanduo taip pat yra būtinas. Ir į tai atkreipiama dėmesys būtent šioje maisto pasirinkimo piramidėje. Na, kalbant apie vandens svarbą, tai yra neabejotina, tai nediskutuojama. Vanduo organizmui yra labai svarbus, nes sudaro didžiausią kūno dalį. Apie 46–52% suaugusio žmogaus kūno sudaro vanduo. Vaikų kūne yra iki 70% vandens, o embriono kūne jo yra net 90%. Taigi vanduo yra viena iš didžiausių žmogaus kūno sudedamųjų dalių. Paskaičiuota, kad žmogaus sveriančio 65 kg kūne vandens yra apie 40 litrų, iš kurio apie 28% yra ląstelėse, 95% ląstelinio vandens yra laisvas, o likęs yra susijungęs su baltymais. Bet 28% yra ląstelėse. Apie 27% vandens yra organizmo skysčiuose, o apie 45% yra organuose ir audiniuose. Riebaliniame audinyje vandens yra visai nedaug. Todėl ir bendras vandens organizme kiekis priklauso nuo riebalinio audinio kiekio. Moters kūne vandens kiekis yra maždaug 6–10% mažesnis negu vyro, nes vis tik tai riebalinio audinio moters organizme yra daugiau negu vyro organizme. Vandens fiziologinis vaidmuo. Kaip minėjau, vanduo sudaro apie 60–70% žmogaus kūno masės ir vandens trūkumo simptomai atsiranda jau esant netgi 1% deficitui. Ir jeigu žmogus pajunta troškulį, tai yra signalas, kad organizmui jau labai trūksta vandens ir būtina atsigerti. Bet jeigu neatsigeria, jeigu žmogus į organizmą neįveda papildomai vandens, dehidratacija tęsiasi ir jau gali atsirasti ir dažniausiai ir atsiranda pavojus kraujotakos, kvėpavimo sistemų veiklai bei termoreguliacijai. Netekęs apie 12–20% vandens, organizmas žūva apsinuodijęs savo paties apykaitos produktais, nes vanduo dalyvauja ir šalinime. Tai reiškia, su šlapimu pasišalina įvairūs tarpiniai skilimo produktai, kurie yra toksiški, apsivalo organizmas nuo įvairių tų toksinių medžiagų ir už tai yra labai svarbu būtent palaikyti organizme vandens balansą. Taigi vanduo yra būtinas gyvybei. Be maisto žmogus gali išgyventi maždaug 2 mėnesius. Aišku, vitaminų stoka
pasireiškia po kelių savaičių ar mėnesio, bet be vandens, gali išgyventi vos keletą dienų. Taigi vanduo, kaip minėjau, yra būtinas gyvybei. Vanduo atlieka daug funkcijų, apie kai kurias jau užsiminiau, bet šiaip vanduo, jisai patenka ir į žmogaus kūno audinius, ir į organus. Ir pagrindinės funkcijos - maisto medžiagų pasisavinimas, medžiagų apykaitos produktų šalinimas, drėgmė plaučių paviršiuose leidžia vykti deguonies ir anglies dioksido difuzijai tarp įkvepiamo oro ir alveolių kapiliarų. Vandenyje ištirpę medžiagų apykaitos produktai pasišalina su šlapimu, ir šiek tiek irgi su išmatomis. Termoreguliacinė funkcija yra labai svarbi, jinai yra būtina pastoviai kūno temperatūrai palaikyti. Organizme vykstant medžiagų apykaitai ir susitraukinėjant raumenims pasigamina daug šilumos, o vanduo šį perteklių šilumos padeda pašalinti. Šiluma iš organizmo nenutrūkstamai taip pat yra perduodama į aplinką, garuojant vandeniui, prakaituojant, įskiriant ją per plaučius, per odą. Taigi termoreguliacinė funkcija yra užtikrinama dėka vandens. Vandens poreikis, kaip minėjau, yra 2,5, 3 litrai per parą, bet priklauso nuo daugelio kitų sąlygų. Tai ir klimatinės sąlygos, fizinis krūvis, fiziologinė ir sveikatos būklė, ir aišku nuo paties organizmo ypatumų, pavyzdžiui, nuo prakaitavimo intensyvumo. Ir už tai tas vanduo yra, kaip sakoma, kuris pasišalina, reikia jį ir įvesti į organizmą. Kažkiek tai vandens žmogaus gauna valgydamas įvairius maisto produktus. Pavyzdžiui, daržovėse, vaisiuose vanduo gali sudaryti net 80–95%, mėsoje maždaug 45–65% vandens, duonoje apie 40%. Aišku, mes šiek tiek vandens gauname su maisto produktais, tačiau vėlgi reikia žinoti, kad būtina ir gerti vandens. Tai reiškia gryno, tyro, kokybiško geriamojo vandens būtina gerti ir tas poreikis 2–3 litrai vis tik tai turėtų būti patenkinamas geriant vandenį. O dar papildomai, ką gauname su produktais, tai tik tai padidins šį kiekį. Apibendrinant, galima konstatuoti tas pačias svarbiausias vandens fiziologinės funkcijas, kad tikrai suprastume, jog būtina gerti ir kartais žmogui atrodo, kad lyg ir norėtų valgyti, bet dažnai tai būna noras atsigerti. Ir todėl tikrai reikia kontroliuoti išgeriamo vandens kiekį, kad išgertume jo ne per mažai. Nes, kaip minėjau, vanduo atlieka svarbias labai fiziologinės funkcijas. Tai yra pernešos funkcija. Visos maisto medžiagos yra pernešamos su krauju. Net lipidai, kurie netirpsta vandenyje, irgi yra pernešami. Lipoproteinai, kurie tirpus vandenyje, pernešami. Mineralinės medžiagos, mikroelementai pernešami, vitaminai. Apsauginė funkcija. Su vandeniu pašalinamos tirpios vandenyje druskos, įvairios ketoninės medžiagos, tai yra tie tarpiniai medžiagų skilimo produktai, kurie yra toksiški, ir kiti tarpiniai medžiagų apykaitos produktai. Termoreguliacijos funkcija, apie ją jau mes užsiminėme, tai reiškia padeda palaikyti pastovią žmogaus kūno temperatūrą ir neleidžia jam perkaisti. Buferio funkcija - palaikoma vidinės organizmo terpės pH. Ir vanduo yra vandenilio ir OH jonų donoras. Jis yra svarbus membranų ir ląstelių funkcijai. Taigi vandenyje tirpus vitaminai irgi yra pernešami būtent su vandeniu ir jeigu pasižiūrėtume, tų vandenyje tirpių vitaminų yra gana daug. Paveikslėlyje matome, kokią dalį sudaro iš visų vitaminų vandenyje tirpus vitaminai ir nedidelę dalį riebaluose tirpus vitaminai. Taigi vandenyje tirpus vitaminai tai yra vitaminas C, askorbo rūgštis, vitaminas B1, tiaminas,
vitaminas B2 riboflavinas, vitaminas PP niacinas, vitaminas B9 folio rūgštis, vitaminas B6 piridoksinas, vitaminas B12 kobalaminas, vitaminas H biotinas, vitaminas B5 pantoteno rūgštis. Tai yra vandenyje tirpūs vitaminai ir juos visus būtent organizmas, kaip sakoma, gauna visi organai ir audiniai dėka vandens. Na, o riebaluose tirpūs vitaminai yra A, K, E, D. Na, aišku, jie jau yra riebalinėme audinyje. Labai svarbu, kad neįvyktų dehidratacija, tai reiškia, kai yra netenkama vandens. Dehidratacija pasireiškia, kai su vandens netekimu yra prarandama apie 10% kūno masės. Netekęs 12-20% vandens organizmas gali žūti dėl apsinuodijimo apykaitos produktais, kurie yra šalinami su skysčiais, o dehidratacija gali sukelti vėmimas, viduriavimas, diuretikai, jeigu žmogus vartoja skysčius iš organizmo varančius vaistus ir jų per daug, per didelis karštis, prakaitavimas, karščiavimas, na ir aišku sumažėjęs vandens suvartojimas. Organizme beje šiek tiek vandens susidaro vykstant medžiagų apykaitai. Skylant 1 gramui riebalų susidaro 1,07 ml, skylant 1 gramui baltymų 0,41 ml, skylant 1 gramui angliavandenių 0,55 ml. Na tai tas endogeninis vanduo, kuris susidaro, šiek tiek irgi įsiskaičiuoja į tą vandenį, kuris būtinas organizmui. Na, o valgant maistą, kuriame yra daug angliavandenių arba angliavandenių ir riebalų, vandens poreikiai mažėja, kadangi skaidant šias medžiagas išsiskiria, kaip matėme, tam tikras vandens kiekis, o susidaręs anglies dvideginis greitai yra pašalinamas per plaučius. Vartojant daug baltymų susidaro ne tik vanduo ir anglies dvideginis, bet ir šlapalas, kurį šalina inkstai. Ir kuo šlapalo daugiau, tuo daugiau vandens jam reikia pašalinti. Ir už tai tie žmonės, kurių maisto rasione vyrauja didelį kiekį baltymų turintys maisto produktai, kurie valgo daug mėsos įvairios, pieno produktų, pavyzdžiui, varškės daug, arba netgi sportininkai, kurie vartoja sportininkams skirtus produktus baltyminius, arba tiesiog, kur yra laisvos aminorūgštys ir jeigu labai daug didesniais kiekiais tų produktų, aišku, jų organizme vandens poreikis labai padidėja. Na, aišku, ir vandens taip pat poreikis didėja, jeigu valgoma sūrus maistas, jeigu yra didesnis suvartojimas druskos kiekis, na, bet aišku, tada gal tas ir troškulys dažniau pasireiškia, žmogus galbūt to vandens ir daugiau išgeria. Bet kokiu atveju reikia atkreipti dėmesį, kad tyrimai rodo, jog Lietuvos gyventojai vis tik tai per mažai išgeria vandens. Organizmo vandens pusiausvyra per parą vidutiniškai yra 2-3 litrai. Tai reiškia, tiek vandens prarandama ir tiek reikia gauti. Vasarą vidutiniškai 4 litrai padidėja. Su prakaitu išgarindamas 1 litrą vandens organizmas išskiria 585 kilokalorijas šilumos. Na ir, pavyzdžiui, karštą vasaros dieną, jeigu dirba sunku fizinį darbą, su prakaitu gali pasišalinti net 10 ir kartais net ir 14 litrų vandens. Aišku, čia jau labai dideli tie kiekiai, bet matom, kiek ir tos šilumos išsiskiria. Na, aišku, tiek šalinant atsiranda ir troškulys. Troškulio centras yra pogumburyje susijęs su mitybos centru. Ir norint šilti troškulį, labai svarbu yra gerti pamažu, mažais gurkšneliais, kad tie impulsai, kurie eina į smegenis, jie pastoviai eitų ir pasiektų būtent pogumburį. Toliau.
Kalbant apie vandens būtent svarbą žmogaus mityboje, reikia vis tik tai nepamiršti, kad vanduo sudaro apie 70% žmogaus kūno masės. Na ir vanduo yra reikalingas deguonies, gliukozės ir riebalų rūgščių pernešoje į skeleto raumenis, padeda iš dirbančių raumenų pašalinti apykaitos produktus, tai reiškia anglies dvideginį, laktatą ir vanduo, kadangi sudaro vis tik tai didelę šlapimo dalį ir tamsos spalvos šlapimas rodo organizmo dehidrataciją, nes jau vadinasi yra vandens stygius, o tai tą spalvą nulėmė susikaupusios šlapime įvairios medžiagos, apykaitos produktai, na ir yra signalas, kad reikėtų gerti žymiai daugiau, žymiai didesnį kiekį. Na, o vandens pagalba, jeigu žmogus fiziškai dirba, yra palaikoma ir optimali dirbančių raumenų temperatūra, nes vanduo padeda palaikyti tą temperatūrą prakaituojant. Taigi, kiek skysčių reikia suvartoti per dieną? Aš jau šiek tiek užsiminiau, bet vis tik tai konkrečiai pasakyti, kad reikia kažkokį tai kiekį, na, mes negalim, nes kiekvieno žmogaus organizmas yra individualus, kiekvienas žmogus atlieka skirtingo intensyvumo darbą ir priklausomai nuo to sunkumo darbo yra ir vandens poreikis skirtingas. Ir tiesiog iš šito grafiko galime pasižiūrėti, koks yra poreikis. Čia yra kreivės, kurios rodo paros vandens poreikį priklausomai nuo prakaitavimo ir aplinkos temperatūros, atliekant skirtingo sunkumo fizinį darbą. Ir va matom, jeigu yra vidutinio sunkumo darbas, tai vis tik tai, vandens poreikis gali būti 5-6 litrai. Jeigu yra labai lengvas darbas, 2-3 litrai. Tai reiškia, pavyzdžiui, protinį darbą dirbantys žmonės arba nedirbantis jau to sunkesnio darbo, jie organizmo poreikius gali patenkinti, išgeria 2-3 litrus. Na, o jeigu yra sunkus, labai sunkus darbas, tai netgi gali siekti ir 7-8 litrus. Ir, pavyzdžiui, esant 30 laipsnių Celsijaus temperatūrai. Tai reiškia, vėlgi vandens poreikis jis priklauso, kaip matom, tikrai nuo ir atliekamo darbo sunkumo, ir nuo aplinkos temperatūros. Aišku, nereikia užmiršti ir kitus mano jau paminėtus veiksnius. Tai kokį vandenį vartojimui pasirinkti? Vanduo gali būti buteliuose, gali būti ir iš čiaupo. Bet jeigu, pavyzdžiui, žmogus nori nusipirkti buteliuose, matome, kad vandens yra įvairių rūšių, yra natūralus mineralinis vanduo. Tai vėlgi, natūralus mineralinis vanduo irgi gali būti skirtingas. Gali būti stiprios mineralizacijos, vidutinės, gali būti silpnos mineralizacijos. Atsigaivinimui, šiaip gerimui vis tik tai turėtų būti vartojamas silpnos mineralizacijos, o jau tos stiprios, didelės mineralizacijos, tai jau ten daugiau orientuota į organizmo fiziologinės funkcijas. Taigi natūralus mineralinis vanduo yra giluminių gruntinių telkinių vanduo, kuriame yra įvairiomis proporcijos ištirpusių mineralinių druskų. Ir Lietuvoje yra išgaunama tasai natūralus geriamasis mineralinis vanduo ir gavybos vietoje yra supilstomas į butelius ir ant etiketės yra užrašyta natūralus mineralinis vanduo. Tai reiškia toks, koks jisai yra iš žemės gelmių, išgautas, toks jisai ir supilstomas. Mineralizuotas vanduo taip pat parduodamas buteliuose, tačiau tai yra jau dirbtiniu būdu sukurtas mineralinis vanduo, kuris gali būti gaminamas dvejopai. Arba skiedžiant geriamuoju vandeniu natūralų mineralinį vandenį, arba
geriamąjį vandenį prisotinant mineralinių druskų. Na ir cheminė sudėtimi jisai prilygsta natūraliam, tik jau yra pagamintas ir paprastai mineralizuotas vanduo, tai jau yra tinkamas atsigėrimui, atsigaivinimui, gali būti naudojamas kaip stalo vanduo, nes druskų koncentracija nėra didelė ir toks vanduo yra malonus gerti. Šaltinio vanduo. Tai jis panašiai kaip ir natūralus mineralinis vanduo, šaltinio vanduo yra išgaunamas iš giluminių šaltinių, versmių, gręžinių. Jisai ateityje galbūt gali būti pripažintas ir natūraliu mineraliniu vandeniu, yra natūraliam mineraliniam vandeniui keliami tam tikri griežti reikalavimai. Na ir jeigu šaltinio vanduo atitinka visus tuos reikalavimus, jis oficialiai yra pripažįstamas ir įteisinamas kaip natūralus mineralinis vanduo. Bet jeigu, sakysim, kažkokie rodikliai nepilnai atitinka arba mineralinė druskų sudėtis šiek tiek svyruoja, nėra labai pastovi, na tai tuomet jisai traktuojamas kaip šaltinio vanduo ir neįteisinamas kaip natūralus mineralinis vanduo. Na, šis šaltinio vanduo irgi puikiai tinka atsigerti, atsigaivinti. Kartais diskutuojama, ar valgant reikėtų gerti, ar prieš valgį gal reikia atsigerti, o gal nereikia gerti, gal tik po valgio gerti, o gal praėjus kuriam laikui. Diskusijų yra įvairių. Taigi, ar valgymas ir gerimas vienas kitam trukdo, pasiaiškinkime. Aišku, galima gerti ir prieš valgį, ir ypač tiem žmonėm, ypač ir vyresnio amžiaus žmonėm, jeigu burnoje gaminasi per mažai seilių ir jeigu tada žmogus negers, blogiau formuosis kąsnis, blogiau seksis nuryti sunkiau ir tada, aišku, ir virškinimas pablogės. Taigi, vėlgi tai yra individualu, bet tai absoliučiai, kaip sakoma, nėra kontraindikacija. Ir dar jeigu žmogus išgeria, pavyzdžiui, stiklinę vandens prieš valgį, tai yra būdas sumažinti apetitą ir, pavyzdžiui, jeigu kam yra aktualu, kad mažiau suvalgytų, jeigu nori mažinti kūno svorį, tai iš tikrųjų prieš valgį galima išgerti vandens. Na, o tie žmonės, kurie nori priaugti kūno svorio, tai jau tada jiem nepatariama gausiai gerti ir prieš valgį, ir valgio metu. Taigi, valgio metu geriamas vanduo tikrai netrikdo virškinimo, bet tik tai padeda tą virškinimą, nes tada maistas greičiau įmirksta ir pasišalina iš skrandžio į dvylikapirštę žarną. Ir virškinamųjų sulčių veikla būna daug veiksmingesnė, nes geriau irgi jos pasklinda tame suvalgytame maiste ir prasideda virškinimo procesas. Na, vėlgi, valgį užgeriant vandeniu, kad ir nedideliu vandens kiekiu, padidėja suvartoto maisto tūris, o tai palengvina irgi virškinimo sulčių veiklą ir lengviau virškinama. Na, šiaip yra paskaičiuota, kad valgio metu geriausia išgerti maždaug 100–150 ml geriamojo vandens. Aišku, nereikėtų gerti labai daug ir prieš, ir po valgio, nes jeigu ypatingai daug išgers, tai aišku, tos virškinamosios sultys gali labiau prasiskiesti, tada ir tas virškinimo procesas gali būti apsunkintas. Na, aišku, kažkiek vandens mes gauname ir su maistu. Ir jeigu mes pasižiūrėtume į lentelę, mes galime pamatyti, koks vandens kiekis gramais yra 100 gramų produkto. Ir aišku, daugiausiai to vandens vis tik tai randama augalinėme maiste. Tai reiškia daržovėse, vaisiuose ir matom pirmoje lentelės dalyje
vandens kiekis 95-98 gramai 100 gramų produkto. Tai yra ir kopūstai, salotų lapai, salierų lapai, ridikėliai, pomidorai, agurkai, žirneliai, pupelės, na ir kokoso pienas čia priklauso. Nuo 90 iki 94 gramų 100 gramų greipfrutai, braškės, arbūzai, melionai, rabarbarai, sojų pienas. 87-89 gramai obuoliai, apelsinai, slyvos, juodieji serbentai, kriaušės, vynuogės, persikai, pienas, jogurtas. Na, o mėsoje matom maždaug 70-80 gramų 100 gramų, tai vištienoje, kalakutienoje, jautienoje, kiaulienoje ir žuvyse jau kiekis, kaip matom, yra mažesnis. Bet kokiu atveju ir šie produktai papildo organizmo vandens atsargas. Na, pradžioje paskaitos užsiminiau, kad reikia stengtis išvengti dehidratacijos. Aišku, jeigu yra dehidratacija, prarandama ir mineralinių medžiagų, gali ir hiponatremija vystytis. Taigi, kaip to išvengti? Kaip išvengti dehidratacijos ir hiponatremijos? Aišku, pradžioje reikia identifikuoti simptomus ir galime pasižiūrėti, kokie yra dehidratacijos, kokie hiponatremijos simptomai. Dehidratacija yra tiek ankstyvieji, tiek vėlyvieji simptomai. Hiponatremijos atveju taip pat yra ir ankstyvieji, ir vėlyvieji. Na tai ankstyvieji, kalbant apie dehidrataciją, kokie ankstyvieji? Galvos skausmas, svaigimas, pykinimas, išdžiūvusi burna, akių sausumas, apetito stoka, tamsiai gelsvos spalvos šlapimas, karščio netoleravimas, išsekimo ir nuovargio jausmas, irzlumas ir kūno masės praradimas. Tai čia yra ankstyvieji, o vėlyvieji jau jie yra gan ryškus. Tai sunkus seilių ryjimas, vangumas, įdubusios akys, gali atsirasti kliedėjimas, karščio priepuolius, sunkumas šlapinantis. Tai būtent yra dehidratacijos simptomai. Hiponatremijos simptomai, irgi juos reikia žinoti. Tai ankstyvieji būtų patinimo jausmas, šleikštulys, pykinimas, rankų kojų patinimas, galvos svaigimas, blyškus šlapimas, raumenų mėšlungis. Vėlyvieji dirglumas, apatija, sumišimas, dezorientacija, nuovargio jausmas, sunkus kvėpavimas. Matom, simptomai yra skirtingi. Na, vizualiai mes galime stebėti šlapimo spalvą. Tai yra labai geras indikatorius, ar organizmui netrūksta vandens, ar pakankamai žmogus geria vandens. Jeigu yra limonado spalva, švelni gelsva, vadinasi geriama pakankamai. Obuolių sulčių spalva jau yra nepakankamai, jau blogai. Na, o jeigu yra arbatžolių arbatos spalva, tamsiai jau tokia ruda, tai iš tikrųjų geriama per mažai ir jau tokią situaciją mes vertiname kaip labai blogą situaciją. Na, vėlgi, vanduo, kaip minėjau, matomas ir maisto pasirinkimo piramidėje, jo reikia išgerti, bet mes gauname skysčių ir su gėrimais, ypač tonizuojančiais gėrimais, arbata, kava, energiniai gėrimai. Su šiais gėrimais tikrai yra gaunama ir įvairių kitų medžiagų, bet aišku ir papildome vandens kiekį. Pasiaiškinkime būtent, kokie yra šių gėrimų, na, ir privalumai ir kokios galimos rizikos. Arbata. Arbata tai yra perdirbti arbatmedžio lapai, kurie yra vartojami gėrimui ruošti. Ir arbatoje yra labai daug įvairių medžiagų. Svarbiausias iš jų yra rauginės, aromatinės ir alkaloidai. Na, o rauginių medžiagų kompleksas tai yra arbatos taninas, kurio 90% sudaro katechinai. Ir ypač daug jų yra žaliojoje arbatoje, kadangi žaliosios ir juodosios arbatos arbatžolių būtent apdorojimo technologija yra skirtinga. Na ir kadangi žalioji arbata nėra paveikiama
aukštesnė temperatūra, taip kaip juodoji arbata, todėl joje išlieka žymiai daugiau tų biologiškai aktyvių medžiagų. Arbatoje randama įvairių tikrai lakiųjų daug medžiagų ir jos tikrai yra labai įvairios, daugiau kaip 100 junginių ir vadinamos arbatos eteriniu aliejumi. Ir tos aromatinės medžiagos yra arbatmedžio lapuose ir todėl, kadangi arbatmedžio lapai yra naudojami gėrimui ruošti, arbatos gėrimui ruošti, tai jos patenka ir į žmogaus organizmą. Arbatoje randami alkaloidai, tai yra kofeinas, teobrominas, teofilinas. Na, yra ir kitų dar, tai yra fiziologiškai veiklios medžiagos. Ir būtent kofeinas, teobrominas ir teofilinas skatina žmogaus nervų sistemos ir širdies raumens veiklą. Tai reiškia aktyvina. Na, be šių medžiagų arbatoje yra baltymų, angliavandenių, organinių rūgščių, dažančiųjų, mineralinių medžiagų, vitaminų. Na, iš vitaminų daugiausiai yra vitamino P. Bet šiaip lyginant vitaminų kiekį juodojoje ir žaliojoje arbatoje, tai vitaminų daugiau yra žaliojoje arbatoje negu kad juodojoje arbatoje ir tai priklauso nuo būtent tų arbatmedžio lapo apdorojimo technologinio proceso ypatumų. Kitas gėrimas, kuris irgi priskiriamas tonizuojantiem, tai yra kava. Na, faktiškai kofeinas esantis kavoje pasižymi tomis tonizuojančiomis savybėmis ir žmonės dėl to tą kavą naudoja gėrimui, būtent kad tonizuoti. Yra paskaičiuota, kad iš produktų turinčio kofeino virškinamajame trakte 99% jo rezorbuojasi per 15–45 minutes ir tada jau per kelias minutes pakliūva į visus audinius ir organus. Na, vėlgi per 15–45 minutes, tai vėlgi galime ir įsivaizduoti, kad vienas žmogus išgėręs kavos gali pajusti žymiai greičiau jos poveikį negu kad kitas. Tai priklausomai nuo rezorpcijos laiko. Na ir tai priklauso nuo organizmo individualių savybių. Na, bet kai patenka kofeinas, jisai vis tik tai per laiką skyla. Pusė įsiurbto kofeino kepenyse pakinta per 2,5–7,5 valandos. Irgi matom, gana yra dideli skirtumai ir kuo ilgiau kofeinas nepakitęs cirkuliuoja žmogaus organizme, žmogaus kraujyje, tuo ilgiau jisai dirgina ir tuo ilgiau žmogus jaučia tą kofeino poveikį. Aišku, tai priklauso irgi nuo daugelio priežasčių. Ištirta, kad kofeino kitimas silpnina kepenų ligos, nėštumas, geriamos kontraceptinės priemonės, o kofeino kitimas stiprina rūkymas. Taigi, jeigu žmogus, pavyzdžiui, rūko, išgeria kavos ir gana greitai tas kofeinas, kuris yra įsisavintas, pakinta, na ir vėl žmogus jau nori ir antro puodelio kavos. Na, o jeigu kofeinas pakinta organizme, jisai išsiskiria su organizmo skysčiais. Tai yra pro inkstus, su išmatomis, su seilėmis, su sperma, su krūties pienu. Ir vat reikia žinoti žindančiom motinom, kad jeigu žindyvė geria kavą ir žindo kūdikį, tai aišku ir į kūdikio organizmą gali patekti kofeino. Kofeino kiekis skirtingose gėrimuose yra skirtingas. Jeigu mes paimtume vienodos talpos 150 ml puodelį, tai galime pasižiūrėti, o kiek ten yra kofeino. Jeigu yra tirpi kava, matom 66 mg, jeigu filtruota pupelių 74, plikyta pupelių 112,
tirpi be kofeino 3, maldų pupelių be kofeino taip pat 3 mg. Taigi daugiausiai kofeino yra plikytoje pupelių kavoje. Na, kaip paprastai žmonės įsideda kavos maltos į puodelį ir užpila verdančiu vandeniu ir šiek tiek palaukia, kol vyksta ekstrakcija ir po to jau geria tą kavą. Arbatoje kofeino yra mažiau. Jeigu mes pasižiūrėtume, arbažolėse 41 mg, arbatos pakelyje vienkartinėme 42, na, tirpioje 28. Tai reiškia, vis tik tai kavoje yra kofeino daugiau, na ir kadangi yra paplitęs įprotis gerti plikytą pupelių kavą, na tai matom tą 112 mg kofeino ir gauna. Kofeino poveikis yra labai individualus. Nors dažniausiai žmonės geria kavą dėl to tonizuojančio poveikio, aišku, čia dar ir įprotis yra, bet tonizuoja, stimuliuoja, bet gali būti ir individualus poveikis. Ir pavyzdžiui, literatūroje yra aprašyta, kad gali atsirasti tokie simptomai: troškulys, pyktis, irzlumas, ūžesys ausyse, neramumas, drovumas, nervingumas, rankų ir kojų drebėjimas, bloga nuotaika, raumenų, galvos skausmai, širdies ritmo sutrikimai, miego sutrikimai, virškinimo sutrikimai, kaip viduriavimas, pykinimas. Ir matom visą laimę, kad tie visi simptomai ne vienam žmogui atsiranda. Gali jų ir visai neatsirasti nei vieno, bet gali ir atsirasti. Tai už tai vis tik tai kofeino poveikį mes vertiname labai individualiai. Na ir geriausiai žino pats žmogus, geriantis kavą, kaip jį veikia, ar veikia ir kada labiau veikia. Na, vėlgi, visur turi būti saikas. Geriant kavos po 8 arba 12 puodukų per dieną, kofeinas įgyja narkotiko požymius. Tai iš tikrųjų jau yra negerai, nes nuolat vartojant kofeiną atsiranda jo tolerancija ir fizinis poreikis pasireiškiantis bendru diskomfortu, galvos skausmu, irzlumu, dirglumu, mieguistumu ir nerimu. Na ir tada, aišku, išgėrus vėl praeina tie simptomai, bet aišku, jau tai yra negerai. Mirtina kokia kofeino dozė suaugusiems yra nuo 3 iki 10 gramų 1 kilogramui kūno svorio. Kūdikiam ir vaikam 100 miligramų kilogramui. Suaugusiam nuo 3 iki 10 gramų kilogramui, o kūdikiam ir vaikam 100 miligramų kilogramui. Na, bet toks kiekis į organizmą su maistu praktiškai nepateks. Kad į organizmą patektų toks kiekis kofeino, reikia išgerti iš karto vienu metu arba 75 puodelius kavos, arba 125 puodelius arbatos. Tai reiškia, nusinuodyti su kavos ir arbatos gėrimais tikrai nėra galimybės. Na, o kiek kofeino yra per daug? Mažai, kai kofeino yra mažiau negu 250 mg. Kaip matėme lentelėje, kur buvo parodyta, kiek kofeino yra būtent puodelėje kavos, tai matėme 112. Tai vadinasi, 2 puodeliai kavos yra vis tik mažai kofeino. Ir todėl Pasaulio sveikatos organizacija pažymi, kad 2 puodeliai kavos per dieną sveikam žmogui nekelia įrodytos rizikos sveikatai. Vidutiniškai nuo 250 iki 750 mg kofeino, tai čia jau būtų kokie 5-6 puodeliai. Daugiau negu 750 mg. Tai aišku, toks kiekis jau jokių būdų yra nerekomenduojamas. Na, kofeino poveikis yra gana skirtingas. Jisai gali pasireikšti
tikrai įvairiai, nors dauguma žmonių geria kavą, kad stimuliuotų, tonizuotų, bet matėm, gali būti ir kitoks poveikis. Bet kalbant apie atskiras organų sistemas, tai vis tik dažniausiai kava ir geriama ir dažniausiai pasireiškia poveikis centriniai nervų sistemai. Kadangi kofeinas stimuliuoja nervų sistemą, tai yra kelia nuotaiką, didina protinį darbingumą, stiprina psichomotorinę koordinaciją, taip pat mažina miego trukmę, tai šitas poveikis centriniai nervų sistemai, ko gero ir lemia tą tokį, iš tikrųjų platų kavos vartojimą. Poveikis virškinamajam traktui gali pasireikšti ir dažnai pasireiškia, nes kava stimuliuoja skrandžio sulčių išsiskyrimą netgi labiau negu atskirai suvartotas kofeinas. Ir va čia reikia žinoti tiem, kurie nemėgsta, nėra įpratę pusryčiauti, o ryte atsikėlę išgeria į tuščią skrandį kavos puodelį ir tai jau jų pusryčiai. Tai yra labai blogai. Kadangi skrandis tuščias, kofeinas stimuliuoja skrandžio sulčių išsiskyrimą, sultys skiriasi, maisto nėra ką virškinti ir dirgina gleivinę. Tai už tai į tuščią skrandį ryte, nepusryčiavus, tikrai yra nerekomenduojama būtent gerti kavos ir kad nedirgintų skrandžio gleivinės. Poveikis inkstam. Čia ko gero kiekvienas geriantis yra pajutęs, nes kofeinas stimuliuoja šlapimo išsiskyrimą, pasižymi diuretiniu poveikiu ir paprastai reikia žinoti, kad jeigu išgėrei puodelį kavos, tai reikia skysčių kompensacijai išgerti 2 puodelius gero, tyro, kokybiško geriamojo vandens. Poveikis plaučiams. Kofeinas praplečia bronchus. Kaip ir būtų visai gerai, tačiau ypač jeigu kavą išgeria jos nevartojantis, jiems padažnėja kvėpavimas, jis nepagilėja, o padažnėja. Tai vis tik tai geriau, kai yra tas kvėpavimas gilus. Poveikis širdies ir kraujagyslių sistemai yra gan individualus. Nors yra, kaip ir atlikta nemažai tyrimų, kurie rodo, kad kava stimuliuoja, tonizuoja, bet nustatyta taip pat, kad mažos kofeino dozės sumažina širdies darbo tempą, tai yra suretina pulsą, o didesnės pagreitina. Manoma, kad kava ir su kitais rizikos faktoriais padidina galimybę susirgti miokardo infarktu ir kitomis širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis. O jeigu žmogus yra nelabai pakantus kofeinui, tai nuo jo pagreitėja širdies plakimas, sutrinka ritmas, susitraukia kraujagyslės, dėl to pablogėja kraujo cirkuliacija, didėja kraujospūdis, atsiranda skausmo priepuolio rizika. Nustatyta, kad išgėrus 2,5–3 puodelius kavos, kraujyje padidėja cholesterolio bei žemo tankio lipoproteinų koncentracija. Ir šis padidėjimas priklauso nuo išgertos kavos kiekio ir nepriklauso nuo amžiaus, rūkymo, nutukimo, judrumo, dietos, alkoholio, nuotaikos. Yra ir kitokių nuomonių, tai būtent kofeino poveikis cholesterolio koncentracijai irgi yra individualus. Poveikis gemalui. Čia jau yra nediskutuojama. Kofeinas praeina pro placentos barjerą, pakliūva į vaisiaus kraujotaką ir gali pakenkti vaisiui. Ir vaisius ir naujagimis neturi pakankamai fermentų, kurie mažintų kofeino veikimą. Todėl, pavyzdžiui, naujagimių ir kūdikių organizme pusė į jį patekusio kofeino suskyla per 32–149 valandas. Tai reiškia, ilgai cirkuliuoja, ilgai dirgina širdį, smegenis, ir ypač jeigu kofeinas nėštumo metu yra vartojamas, jis patenka į vaisių, dirgina jo širdį, tai jau yra, negerai. Kofeino turi ir energiniai gėrimai. Matėme, yra arbatoje, bet arbatos puodelyje nėra didelis kiekis
yra kavoje, jau ženkliai didesnis, ir yra energiniuose gėrimuose. Kas tai yra energinis gėrimas? Tai yra nealkoholinis gėrimas, kurio sudėtyje yra kofeino ir kitų tonizuojančių medžiagų. Tai kaip taurino, įvairių žolių ekstraktų, B grupės vitaminų. Ir dėl to energinis gėrimas yra priskiriamas funkcinių gėrimų kategorijai ir gana greitai augantis segmentas gėrimų industrijoje. Taigi, energinis gėrimas tonizuoja. Dėl jo sudėtyje esančių medžiagų, būtent medžiagų derinio, nes viena kita tos medžiagos, na, kaip ir indukuoja, stimuliuoja ir bendras poveikis yra ženkliai toks ryškesnis. Pirmą kartą energinis gėrimas buvo pagamintas 1962 metais, vadinosi Lipovitan D, pagamintas Japonijoje, jo sudėtyje taurinas, B grupės vitaminai ir ženšenis. Ir šis gėrimas yra pardavinėjamas iki šiol, na, kaip matome, turi paklausą. Na, pastaruoju metu sudėtis yra išsiplėtusi ir apie sudėtinės dalis mes pakalbėsime. Energinių gėrimų iš tikrųjų spektras yra gana didelis. Na, bet viena iš tokių pagrindinių sudedamųjų dalių esančių energinėme gėrime, tai yra kofeinas. Na, kofeino ten nėra ypatingai daug. Paskaičiuota, kad maždaug 140 mg energinio gėrimo 250 ml skardinėje yra 80-140 mg kofeino vienoje skardinėje. O kai kavos puodelyje tokio pat dydžio yra nuo 110 iki 150 mg. Nu tai matom, tas kiekis tikrai nėra toksai didelis, bet kai mes kalbam apie energinių gėrimų tą poveikį stimuliuojantį, energizuojantį, jis pasireiškia dėl sinerginio visų ten esančių medžiagų poveikio. Nes kai visos medžiagos yra vienoje vietoje, dar be to viena kitą stimuliuoja ir dėl to žmogus subjektyviai jaučia tą tokį ryškų energinio gėrimo poveikį. Energinių gėrimų sudėtyje yra ir amino rūgštis taurinas. Dažnai jinai ten sutinkama. Šiaip taurino yra žmogaus organizme, didžiausi kiekiai tinklainėje, raumenyse. Aišku, gaunama ir su maistu. Pavyzdžiui, per dieną galima gauti nuo 40 net iki 400 mg valgant mėsą ar žuvį, o taurinas jisai pasižymi šiomis biologinėmis funkcijomis. Neuromoduliacija, ląstelių membranos stabilumo palaikymas, taip pat mažina pieno rūgšties koncentraciją. Guaraninas. Guaraninas, jisai yra išgaunamas iš tokio augalo, Paulinia cupana, augančio Pietų Amerikoje ir vadinasi dar kitaip guarana. Ir viename grame guaranos yra 40 mg kofeino. Nu, tai tikrai gana didelis kiekis ir kofeinas iš tos guaraninės paulinijos atsipalaiduoja palaipsniui ir pasižymi stimuliuojančių poveikių ir vat išgėrus tokį gėrimą, tai kofeino poveikis jisai žymiai ilgiau būna negu kad, pavyzdžiui, išgėrus kavos puodelį. Ir kai yra įdėta į energinį gėrimą, tai vat, aišku, ir tas poveikis yra ir suteikiamas energiniam gėrimui. Na, yra nustatyta dar 2007 metais, kad energiniai gėrimai su dideliu guaranino kiekiu gali sutrikdyti normalias organų funkcijas. Ir už tai, na, tas energinis gėrimas nėra jau toks, kaip sakoma, neturintis ir galimo tokio nepageidaujamo poveikio. Ženšenis irgi randamas energinių gėrimų sudėtyje. Aišku, ženšenis yra vartojamas jau labai seniai, ilgiau kaip 2000 metų, ir tai yra
rytų medicinos toks augalas. Yra nustatyta, kad jisai pasižymi daugeliu ir tokių teigiamų savybių, kaip antistresinis poveikis, antioksidacinis, priešuždegiminis poveikis, lėtina senėjimo procesą, mažina gliukozės kiekį kraujyje ir gerina atmintį. Bet vėlgi, kai yra derinyje su kitais komponentais, tai tas stimuliuojantis poveikis jisai pasireiškia žymiai stipriau. Energinių gėrimų sudėtyje galima rasti ir paragvajinio būgienio arba kitaip dar vadinama matė. Tai yra tradicinis Pietų Amerikos gėrimas ir sudėtyje yra bioaktyvių komponentų, yra polifenolių, saponinų, aminorūgščių, mineralinių medžiagų. Na ir kalbant apie poveikį, tai ne tik stimuliuojantis, bet yra ir priešuždegiminis poveikis, oksidacinio streso inhibitorius, topoizomerazės 2 inhibitorius ir jisai reguliuoja lipidų apykaitą. Tai reiškia, greta ir tų tokių stimuliuojančių savybių yra ir organizmui visai palankių savybių. Bet vėlgi reikia turėti mintyje, kai mes kalbame apie energinius gėrimus, tai sudėtyje esančios medžiagos viena kitą stimuliuoja ir už tai žmogus subjektyviai jaučia tokį žymiai didesnį tą vadinamąjį energizuojantį, stimuliuojantį poveikį. Į energinių gėrimų sudėtį dedama B grupės vitaminai ir dedami labai dideliais kiekiais. Šiaip daugeliui medžiagų, tarp jų ir tiem B grupės vitaminam, yra nustatytos rekomenduojamos normos, kiek žmogus per parą turi gauti, priklausomai nuo lyties, nuo atliekamo, aišku, ir darbo sunkumo gali skirtis, bet jeigu pažiūrėtume į energinio gėrimo sudėtį, kuri pateikiama būtent etiketės informacijoje arba ant skardinės dėžutės sudedamųjų dalių sąraše, mes matom, kad B grupės vitaminų yra labai dideli kiekiai. Šiaip pagal rekomenduojamas normas, tai kiek reikia gauti tiek, kiek rekomenduojama. 100%, tiek, kiek rekomenduojama. Bet jeigu mes pažiūrime, mes galime pamatyti, pavyzdžiui, 360% RPN vitamino B6. Tai reiškia, vitamino B6 tas kiekis esantis energinėme gėrime sudaro ne 100% tiek, kiek reikia, bet yra ženkliai didesnis ir sudaro 360% lyginant su rekomenduojama norma. Tai tikrai yra labai daug. Arba, pavyzdžiui, vitamino B12 120%, o kai kuriuose gėrimuose gali būti net tūkstančiai, pavyzdžiui, vitamino B12 gali būti virš 8000% nuo rekomenduojamos normos tas kiekis, arba vitamino B6 2000%. Aišku, tokio kiekio šiaip organizmui vitaminų nereikia, bet vėlgi čia jau dedama ne dėl to, kad praturtinti žmogaus organizmą vitaminais, o dėl to, kad išgauti tą tokį ryškų stimuliuojantį, tonizuojantį poveikį. Ir aišku, tos visos medžiagos, tie vitaminai dalyvauja angliavandenių, riebalų apykaitoje ir baltymų apykaitoje, nervų sistemos veikloje, DNR, RNR sintezėje. O tokios didelės dozės, jos aišku gali sukelti ir problemų, gali sukelti širdies ritmo sutrikimus, alergiją, rankų drebėjimą, kojų drebėjimą. Vėlgi tai yra labai individualu. Energinių gėrimų sudėtyje randama ir ginkmedžio. Ginkmedis tai yra tradicinis kinų medicinos preparatas. Ginkmedžio galime rasti ir vaistiniuose preparatuose, bet galime rasti, kaip minėjau, ir energinių gėrimų sudėtyje. Šiaip ginkmedis pasižymi antioksidacinėmis savybėmis, modifikuoja vazomotorinės funkcijas, sumažina kraujo ląstelių adheziją prie endotelio ir dar pasižymi jonų kanalų funkcijos reguliavimu. O kokie yra klinikiniai poveikiai vartojant didelėmis dozėmis, dar kol kas yra neišsiaiškinta.
Galime energinių gėrimų sudėtyje rasti ir karnitino. Kaip tai yra natūrali medžiaga, kuri gaminasi žmogaus kūne, kepenyse ir inkstuose. Na, karnitinas gerina kreatino įsisavinimą, skatina riebalų rūgščių oksidaciją, didina raumenų jėgą, padeda funkcionuoti širdžiai, inkstams, kepenims. Tai reiškia, irgi yra toksai tonizuojantis, energinizuojantis poveikis. Na ir sveikam žmogui didelio kiekio nereikia karnitino, nes na, tikrai nereikalinga, kad per daug būtų stimuliuojama ląstelių energinių sistemų veikla ir gamintųsi didesnis toksinių molekulių kiekis. Na, yra paskaičiuota, kad vėlgi tam tikra riba, kuomet karnitinas turi poveikį ir didesnė negu 2 gramai vienkartinė dozė jau nebeturi teigiamo poveikio dėl prisotinimo. Tai reiškia, čia panašiai kaip cheminėje reakcijoje dedamas katalizatorius, reakcija greitėja, o po to jau viename taške sustoja ir kiek bedėtume katalizatoriaus, jau reakcija greičiau nevyksta. Tai lygiai taip pat ir čia su karnitinu. Tai reiškia, kad kiek jau daugiau mes bestimuliuotume, bedėtume į energinio gėrimo sudėtį karnitino, jau poveikio stipresnio nebus. Na, tai paskaičiuota, kad didesnė negu 2 gramai vienkartinė dozė neturi teigiamo poveikio dėl prisotinimo. Gliukuronolaktonas. Tai irgi medžiaga yra, kuri gaminasi nedideliais kiekiais žmogaus organizme. Yra duomenų, kad dalyvauja kancerogenų eliminacijoje iš organizmo, tačiau mokslinių tyrimų, kurie taip vienareikšmiškai įrodytų gliukuronolaktono naudą ar žalą žmogaus organizmui nėra. Na, bet vėlgi čia reikia atkreipti dėmesį, kad dedama medžiaga į gėrimą, kuri dar iki pat galo, kaip sakoma, pilnai nėra ištyrinėta. Ir tas poveikis galbūt, aišku, gali būti toks, kuris tikrai gali būti nepageidaujamas. Ir už tai tam tikras rizikos laipsnis, vartojant tos energinius gėrimus, rizikos laipsnis sveikatai išlieka. Na, energinių gėrimų sudėtyje galime rasti ir kampuotąją pupenę arba guaras, vadinasi. Jis yra naudojama irgi kaip stabilizatorius maisto pramonėje, na, o taip pat yra naudojama ir šiuose srityse. Tai yra popieriaus gamyboje, tekstilės gamyboje, sprogmenų gamyboje, diabeto, astmos, uždegimų, obstipacijų gydyme, hipolipideminis poveikis pasireiškia ir, aišku, pasižymi tonizuojančių poveikių. Tai būtent dėl to tonizuojančio poveikio ir dedama į energinių gėrimų sudėtį. Na, o kokia yra situacija Lietuvoje? Mūsų atlikti tyrimai visoje Lietuvoje, reprezentatyvūs tyrimai parodė, kaip suaugusieji ir vaikai bei paaugliai vartoja kofeino turinčius produktus. Na ir matome, kokie yra pagrindiniai kofeino šaltiniai suaugusiems žmonėms. Mėlyna spalva parodyta kava. Matom, 74,4% Lietuvos gyventojų kofeino daugiausiai gauna su kava. 5,7% tik tai su energiniais gėrimais, na ir 14,3% su arbata. Šokoladas ir kolos tipo gėrimai kažkokios tai reikšmingos įtakos neturi. Jeigu pažiūrėtume, o kaip atrodo vaikų ir paauglių situacija, irgi matome, kad 61,9% vaikų ir paauglių taip pat su kava gauna daugiausiai kofeino. Taigi, lyginant su suaugusiaisiais, kaip matėm, ten buvo 74%, vaikų 60 beveik 2% gauna kofeino su kava. Na tai irgi tas kavos vartojimas tarp jaunimo vis tik yra gana didelis. Na, energinių gėrimų, aišku, geria daugiau. Jeigu suaugusieji kažkur apie 5%, na tai jau matom vaikai paaugliai 11% kofeino gauna su energiniais gėrimais. Arbatos, matom, vartojimas irgi yra vis tik tai tam tikras kofeino šaltinis, beveik 20% vaikų ir paauglių kofeino gauna su arbata. Na, o šokolado ir kolos gėrimų vartojimas taip pat nėra reikšmingas. Na, tai matom, kofeino šaltinių yra įvairių. Juos galima gauti iš įvairių šaltinių.
poveikis yra individualus. Aišku, yra bendri tokie požymiai, kuriuos pajunta ir simptomai kone kiekvienas išgėręs šių gėrimų. Bet, aišku, reikia turėti mintyje, kad gali būti ir individualus poveikis. Na, bet kokiu atveju, kalbant apie gėrimus, kurių sudėtyje yra kofeino, na, reikia turėti mintyje, kad tai nėra tokie jau sveikatai palankus gėrimai. Na, o tyras, kokybiškas, geras geriamasis vanduo, na, vat, jisai iš tikrųjų turėtų būti vis tik tai vartojamas daugiau. Na, karštą vasaros dieną tikrai mineralizuotas vanduo, nes su prakaitu daugiau mineralinių medžiagų yra prarandama. Na ir bet kokiu atveju gerti vandenį reikia skatinti vaikus nuo mažų dienų, nes, kaip pamenam, vanduo yra pagrindinė žmogaus organizmo sudedamoji dalis. Ačiū už dėmesį.